juk ji pati eina ieškoti tų, kurie jos verti. Geraširdiškai jiems pasirodo jų takuose ir pasitinka juos prie kiekvieno jų užmojo. Išminties pradžia yra nuoširdus noras mokytis, o atsidėjimas mokymuisi – meilė. Meilė yra laikymasis jos įstatų, laikymasis įstatų nemarumo pagrindas, o nemarumas priartina žmogų prie Dievo. Taigi, ieškojimas išminties paruošia karalystės. Užtat jūs, tautų valdovai, jeigu jums malonūs jūsų sostai ir skeptrai, gerbkite išmintį, kad galėtumėte amžinai karaliauti. Saliamonas ir išminties ieškojimas. Jums paskelbsiu, kas yra išmintis ir kaip ji atsirado. Neslėpsiu nuo jūsų jokių paslapčių, bet papasakosiu apie ją nuo kūrimo pradžios, neprasilenkdamas su tiesa, paskleisiu jos pažinimą. Žlugdančio pavydo su savim neimsiu, nes jis neturi nieko bendra su išmintimi. Pasaulio išgelbėjimas yra dideliame išminčių skaičiuje, o išmintingas karalius tautos gerovė. Mokykitės tad iš mano žodžių, tai jums pravers. Saliamonas yra mirtingas kaip visi žmonės. Ir aš iš tikrųjų esu marus žmogus kaip visi kiti, palikuonis pirmojo sukurto žmogaus, žemės vaikas, motinos įsčiuose gavau trapią prigimtį, per 10 mėnesių kūną ir kraują, iš vyro sėklos ir malonumo, kuris lydi vedybas. Ir aš, vos gimęs, įkvėpiau visiems bendro oro, atsirėmiau į tą pačią, visiems bendrą žemę, pravirkdamas, išrėkiau tą patį pirmąjį garsą, kaip visi. Buvau rūpestingai auginamas vystykluose, juk joks karalius kitokios gyvenimo pradžios nėra turėjęs. Visi panašiai ateina į gyvenimą ir visi panašiai išeina. Saliamono pagarba išminčiai. Todėl meldžiausi ir man buvo suteiktas supratimas. Šaukiausi Dievo pagalbos ir atėjo pas mane išminties dvasia. Ja vertinau labiau negu skeptrą ir sostą, o turtus, lyginant su ja, laikiau niekais. Nelyginau jos net su brangakmeniu, nes visas auksas prieš ją tėra tik žiupsnis smilčių, o sidabras prieš ją tėra tik molis. Mylėjau ją labiau už sveikatą ir grožį, vertinau ją daugiau negu dienos šviesą, nes jos spindesys niekad negęsta. Drauge su ja atėjo man visa, kas gera, ir iš jos rankų nesuskaičiuojami turtai. Visa tai mane džiugino, nes išmintis mokė juos tinkamai panaudoti, nors ir nesupratau, kad ji buvo jų ištaka. Atvira širdimi mokiausi ir norom dalijuosi, jos turtų neslėpiu. Juk ji neišsemiamas lobis mirtingiesiems. Visi, kas įgyja šį lobį, laimi draugystę su Dievu. Jos mokymo dovanomis geriau jį pažįsta. Išminties šaltinis yra Dievas. Te išmoko tad mane Dievas išmintingo kalbėjimo ir protavimo, kaip verta man suteiktomis dovanomis. Juk jis pats yra ir išminties vadovas, ir išmintinguosius pataiso.
juk ir mes, ir mūsų žodžiai esame jo rankoje. Taip pat ir visas supratimas bei sugebėjimai. Juk jis suteikė man tikrą esamų dalykų pažinimą, kad suvokčiau pasaulio sandarą ir pradmenų jėgą, ir laikų pradžią, ir pabaigą, ir vidurį, saulėgrąžų keitimas ir metų laikų seką, metų laikų ratą ir žvaigždynų išdėliojimą, gyvulių prigimtį ir žvėrių būdą, vėjų galybę ir žmonių mąstymą, augalų rūšis ir vaistingas šaknų savybes. Sužinojau tai, kas paslėpta, ir tai, kas aišku, nes mane mokė išmintis visų dalykų išradėja. Išminties prigimtis ir savybės, juk ji turi dvasią, protingą, šventą, vienatinę, visokeriopą, vos juntamą, judrią, skaidrią, nesuteptą, tikrą, nesužeidžiamą, mylinčią gerumą, įžvalgią, nenugalimą, geraširdišką, geradarišką, žmonišką, ištikimą, saugią, laisvą nuo nerimo, visagalę, visą prižiūrinčią ir pripildančią visas dvasias, nors jos yra protingos, tyros ir vos juntamos. Juk išmintis judresnė už visą, kas juda. Ji apgaubia visus daiktus ir pripildo savo tyrumu. Juk ji yra Dievo galybės alsavimas ir tyras visagalio šlovės išsiliejimas. Užtat niekas, kas sutepta, į ją neįeina. Juk ji yra amžinosios šviesos atspindys, kuriamosios Dievo galybės veidrodis be dėmės ir jo gerumo paveikslas. Nors ji viena, bet gali visą aprėpti. Pati nesikeisdama, ji visą atnaujina. Per kartų kartas ji įeina į šventas sielas, padarydama jas Dievo draugais ir pranašais. Juk Dievas myli tik tą, kuris bendrauja su išmintimi. Ji yra puikesnė už saulę ir nustelbia visus žvaigždynus. Palyginta su dienos šviesa, ji atrodo šviesesnė, nes dieną išstumia naktis, o išminties joks nedorumas nenugali. Ji galingai siekia nuo vieno žemės krašto iki kito ir veiksmingai visą valdo. Saliamonas myli išmintį. Ją mylėjau ir jos ieškojau nuo jaunystės. Aš troškau padaryti ją savo nuotaką ir buvau sužavėtas jos grožio. Dalydamasi Dievo gyvenimu, ji puošia savo kilnų gimimą, nes visatos valdovas ją visad mylėjo. Juk jai atsiskleidžia Dievo žinojimas, ji jo darbų bendrininkė. Jeigu turtai yra tai, ko gyvenime trokštame, tai koks turtas yra didesnis už išmintį, kuri visą tai padaro? Jeigu protingumas yra našus, kas pasaulyje yra nagingesnis už ją išradėjas? Arba jeigu kas myli teisumą, išminties darbų vaisiai yra dorybės. Juk ji moko savitvardos ir protingumo, teisumo ir drąsos. Gyvenime žmonėms nėra nieko vertesnio. Jeigu kas trokšta daug žinoti iš patirties, ji žino praeitį ir numato ateitį. Ji supranta posakius ir atspėja mįsles. Ji iš anksto žino ženklus bei stebuklus ir laikotarpių bei amžių padarinius.
Išmintis gyvenimo draugė. Tad nutariau parsivesti ją į namus kaip draugę, nes žinojau, kad ji gerai man patars ir padrąsins mane ištikus rūpesčiams bei širdgėlai. Per ją manimi minios gėrėsis ir būsiu gerbiamas seniūnų, nors esu tik jaunuolis. Teisme jie matys mano įžvalgumą ir valdovų akyse būsiu nuostabus. Man nutilus, jie manęs palauks. Man kalbant, jie kreips dėmesį. Jeigu ilgiau kalbėsiu, jie užsiims rankomis burnas. Per ją tapsiu nemarus ir paliksiu palikuonims išliekantį atminimą. Valdysiu žmonės ir man bus pavestos tautos. Nuožmūs didžiūnai, išgirdę apie mane, išsigas manęs. Žmonių sueigoje būsiu kilnus, o mūšyje drąsus. Parėjęs namo, rasiu joje ramybę, nes su ja bendraujant negali būti kartėlio. Gyvenant su ja nėra širdgėlos, bet veikiau tik linksmumas ir džiaugsmas. Išmintis yra Dievo dovana. Apsvarstęs protu bei apmąstęs širdyje supratau, jo giminystė su išmintimi teikia nemarumą. Draugystė su ja tyras malonumas. Jos rankų triūsas duoda neišsemiamus turtus, lavybos jos draugėje supratimą ir pokalbis su ja pagarsėjimą. Leidausi jos ieškoti, kad jos įsigyčiau. Aš buvau iš tikrųjų gabus vaikas, man buvo tekusi kilminga siela, arba veikiau, būdamas kilmingas, gavau nesuteptą kūną, bet suvokiau, kad neįsigysiu išminties, jeigu Dievas man jos neduos. Tai buvo ženklas suprasti, kas gali tą dovaną duoti. Kreipiausi į Viešpatį, maldavau jį ir iš visos širdies tariau. Saliamono malda. Mano protėvių Dieve ir gailestingumo Viešpatie, kuris padarei visų savo žodžiu ir savo išmintimi sukūrei žmogų, būti tavo padarytų kūrinių šeimininku, valdyti pasaulį šventumu ir teisumu ir dora širdimi tarti nuosprendį. Suteik man išminties, tavo sosto tarnaitės, ir neišmesk manęs iš savo vaikų skaičiaus. Juk aš esu tarnas, sūnus tavo tarnaitės, silpnas žmogus ir trumpaamžis, menkai suprantantis teismą ir įstatymus. Juk iš tikrųjų, net tobulas žmogus mirtingųjų bus laikomas nieko, be tavo išminties. Tu išrinkai mane būti savo tautos karaliumi ir tavo sūnų bei dukterų teisėjų. Tu įsakei statyti šventyklą ant savo šventojo kalno ir aukurą savo buveinės mieste, atvaizdą tavo šventosios padangtės, kurią tu pridengei nuo pat pradžios. Su tavimi yra išmintis, ta, kuri žino tavo darbus. Ir buvo, kai padarei pasaulį, jis suvokia, kas malonu tavo akyse ir kas teisinga pagal tavo įsakymus. Atsiųsk ją iš šventojo dangaus, siųsk ją nuo savo šlovės sosto, kad įtriūstų su manimi ir žinočiau, kas tau malonu. Juk ji visą žino ir supranta. Santūriai ves mane mano reikaluose ir apsaugos mane savo didingumu. Tada mano darbai bus tau malonūs. Aš valdysiu teisingai tavo tautą ir būsiu vertas savo tėvo sosto. Juk kas gali žinoti Dievo užmojį? Kas gali suvokti,
o Viešpats nori. Juk mirtingųjų svarstymai nieko verti ir mūsų sumanymai nepatikimi, nes mūsų irus kūnas nusveria sielą ir ši molinė pastogė slopina neramų protą. Mes sunkiai atspėjame, kas yra žemėje ir tik triūsdami randame tai, kas po ranka. Bet kas ištyrė tai, kas yra danguje? Kas būtų sužinojęs tavo užmojį, jeigu tu nebūtum davęs išminties ir siuntęs savo šventosios dvasios iš aukštybių? Taip įvyko, kad žemės vaikų takai buvo ištiesinti, žmonės išmokyti, kas tau malonu, ir išgelbėti išmintimi. Išganinga išminties jėga istorijoje, nuo Adomo iki Mozės. Išmintis globojo pirmąjį padarytą pasaulio tėvą, kai jis buvo sukurtas vienui vienas. Ji pakėlė jį iš jo paties nupuolimo ir davė jam galią visą valdyti. Bet neteisus žmogus, atsitolinęs nuo jos per savo pyktį, žuvo dėl to, kad įniršęs užmušė brolį. Kai dėl jo žemė buvo aptvindyta, išmintis vėl atėjo gelbėti jos, plukdydama teisųjį žmogų mediniu laivu. Tautas užvaldžius visuotiniam nedorumui, išmintis atpažino teisųjį žmogų, išlaikė jį be dėmės Dievui, stiprino net ir tada, kai buvo gaila savo vaiko. Nedorėliams žūvant, išmintis gelbėjo teisųjį žmogų. Jis išbėgo nuo ugnies, nužengusios ant 5 miestų. Dar tebėra jų nedorumo liudijimas, nuolat rūkstantys tyrai, augalai vedantys vaisius, kurie nenunoksta, ir druskos stulpas, stovintis kaip paminklas smalsiai sielai. Juk apsilenkdami su išmintimi, jie ne tik savo pakenkė, nepažindami kas gera, bet ir paliko pasauliui savo kvailystės įspėjimą, kad jų kaltės neliktų nepastebėtos. Išmintis išgelbėjo savo tarnus iš jų vargų. Teisiajam žmogui bėgant nuo savo brolio pykčio, ji vedė jį tiesiais takais, parodė jam Dievo karalystę ir mokė jį šventų dalykų. Ji praturtino jį sėkmingu jo triūsu ir gausino jo pastangų vaisius. Ji gynė jį nuo jo engėjų gobšumo ir padarė jį turtingą. Ji uoliai saugojo jį nuo priešų ir gynė nuo pasalų. Jo sunkiuose grumtynėse ji davė jam pergalę, kad žinotų, jog pagarbi Dievo baimė yra už visą kitą galingesnė. Kai teisusis žmogus buvo parduotas, išmintis jo nepaliko, bet nuo nuodėmės jį išgelbėjo. Su juo nužengė ji į kalėjimą ir nepaliko jo grandinėse, bet suteikė jam karalystės skeptrą ir galią valdyti savo engėjus. Įrodžiusi, kad jo kaltintojai yra melagiai, jis suteikė jam amžiną garbę. Išėjimas iš Egipto. Šventą tautą ir taurę giminę išmintis išlaisvino iš žemės engėjų. Ji įėjo į Viešpaties tarno sielą ir pasipriešino siaubingiems karaliaus ženklams ir stebuklams. Ji atlygino šventųjų žmonių darbus, vedė juos nuostabiu keliu, buvo jiems paunksnė dieną ir žvaigždžių šviesa naktį. Ji pervedė juos per Raudonąją jūrą, vesdama per gilius vandenis, o jų priešus paskandino.
vėl išspjaudama juos iš gelmių dugno. Ožtadorėje apiplėšė nedorėlius. Jie giedojo giesmes, Viešpatie tavo vardu šventajam ir šlovino sutartinai tavo ginančią ranką. Juk išmintis atvėrė nebylių burnas ir įgalino mažylių liežuvius aiškiai kalbėti. Išmintis davė sėkmę jų žygiams šventojo pranašo ranka. Ypatinga Dievo apvaizda išėjimo metu. Jie keliavo per negyvenamą dykumą ir statėsi savo palapines nuošaliose vietose. Jie atsilaikė prieš užpuolikus ir atsigynė nuo priešų. Kai ištrokšdavo, jie šaukdavosi tavęs. Ir buvo jiems duota vandens iš aukštos uolos, iš kieto akmens jų troškuliui numalšinti. Tai, kas buvo įrankiu jų priešams bausti, tapo jiems palaima ištikus sunkumams. Vandens stebuklas, vieton sudrumsto ir krauju išniekinto amžinai tekančio vandens šaltinio, kaip įspėjimą dėl įstato žudyti kūdikius, tu davei izraeliečiams netikėtai apsčiai vandens, parodydamas troškulių, kurį jie tuomet buvo patyrę, kaip griežtai tu baudė jų priešus. Juk tik tai būdami išbandyti, nors tik nuplakė juos negailestingumu, jie suprato, kaip kentėjo nedorėliai baudžiami pykčiu. Juk tu bandei savuosius įspėdamas, kaip daro tėvas, o nedorėlius dorojai pasmerkdamas, kaip daro reiklus karalius. Namie ar toli nuo namų egiptiečiai buvo panašiai nualinti, nes juos persmelkė dviguba širdgėla ir apėmė vaitojimas atsiminus, kas buvo įvykę. Juk sužinoję, kad per jų nubaudimą izraeliečiai buvo gavę naudos, jie suprato, jog tai buvo Viešpaties darbas. Juk nors ir tyčiojosi jie atmesdami tą, anksčiau išmestą ir įstumtą į pavojų, galų gale juos stebėjosi, nes jie troško kitaip negu teisieji. Su Egiptu Dievas elgėsi gailestingai, atlygindamas už jų kvaišą ir nedorą mąstymą, skatinusi juos garbinti nebylius žalčius ir beverčius žvėris, tu siuntei spiečius nebylių gyvūnų jiems nubausti, kad sužinotų, jog tuo pačiu žmogus baudžiamas, kuo nusideda. Juk tavo visagalė ranka sukūrusi pasaulį iš padrikos medžiagos, lengvai galėjo pasiųsti prieš juos būrius meškų ir drąsių liūtų, ar naujai sukurtų įtūžusių nežinomų žvėrių.